Konnichiwa. Šiandien sukanka 100 dienų, kai kasdien po truputėlį mokausi japoniškai. Nihongo benkyou shiteimasu. Išmokau po 46 hiragana ir katakana ženklus. A, E, I, O, U, K, 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 Q ir taip toliau. Kanji man kaip ir nereikia mokytis, nes jie iš esmės tokie patys kaip kinų. Pavasarį važiuosiu į Japoniją ir iki to laiko noriu pramokti bent šiek tiek pasikalbėti. Watashi ni wa yonin no kodomo ga imasu. Rytoj ni ajin desu. Ir panašiai. Iš pradžių kasdien mokiausi tik po vieną žodį, bet paskui truputėlį pagazavau ir dabar mano sąraše jau 250 žodžių. Keliasdešimt veiksmažodžių: hashiru, kangaeru, hataraku, miru, tanken suru, daiktavardžių: tomodachi, shashinka, isha, tsuma, ringo, mizu, sushi. Būdvardžių: oishi, shiroi, kuroi, takai, atarashi, kakkoi. Mokytis kalbų labai smagu ir naudinga. Nihongo ga suki desu. Esu prisižadėjęs susukti išsamų video apie kalbų mokymąsi ir tą būtinai padarysiu. Iki. Mata ne.